Sveiki! Ar kada susimąstėte, kiek mes laiko praleidžiame galvodami apie negatyvus dalykus? Apie tai, kas mus apsunkina, apie tai, kaip kaimynai su mumis neteisingai elgiasi, apie tai, kokius sunkumus turime finansinius, sveikatos problemas. Mes dažniau ir mieliau kalbame apie negatyvą. Ir kas iškyla? Tada 70% savo laiko mes kuriame negatyvę patirtį, kuri mus numeta ten, kur mes ir esame, į negatyvų gyvenimą. Ar aš sakau, kad mums reikia visiems ignoruoti būtent savo problemas? Ne. Mes turim prisiimti atsakomybę, mes turim paplanuoti, pagalvoti, bet mes neturime bra daryti, ištisai kalbėti apie negatyvą. Ir čia yra viena iš ramaus, laimingo gyvenimo paslapčių. Jeigu mes sugebėsime patys stebėti savo žodžius, mes pradėsime pastebėti ir savo mintis. Ir tas mūsų koncentravimasis į negatyvą, jis po truputį išeis. Aš nesakau, kad ignoruokite viską, kas jums atsitiko, kas įvyko. Ne, jūs tiesiog ar finansus reikia stebėti, skaičiuoti, pinigai yra skaičiuojami. Taip reikia, bet ar reikia visada kalbėti, tu žinai, man buvo tas ir tas? Ne. Va čia ir yra tos tokios paprastos gyvenimiškos paslaptis, kurios ateina į mūsų gyvenimus ir mums padeda gyventi lengviau. Jos padeda mums kurti lengvesnį mūsų gyvenimą. Negatyvas tai yra trauka skurdo energijos. Ir jeigu tu šiandien pradėsi stebėti, kiek tu trauki tą skurdo energiją, rytoj truputį lengviau bus. Truputį. Su jumis Elygia ir skaičių magija. Spauskime patiktukus ir prenumeruokit kanaliuką. Galbūt kažkuri mintis, kurią ištransliuosiu čia, pakeis jūsų gyvenimą.